mes moterys sakome, kad mes moterys ir laikom tos 4 kampus, bet iš tikrųjų reiktų visada prisiminti, kad vyrai iš tikrųjų jie labai daug atiduoda save šeimai ir dažnai užmiršta save. Ir kartais, aš kaip suprantu, jie taip pat gali blogai pasijausti. Kas nutiko pačiam? Man gal ne tai, kad nutiko kažkas, bet aš gavau dovanų nuo žmonos papildus šios. Tiesiog natūraliai juos pradėjau vartoti. Toks tarsi nuolatinis nuovargis buvo jaučiamas. Aš manau, kad jis yra visiems, nes tiesiog darbingas amžius šiuo metu yra ir žmonės visi stengiasi kažką tais dėl savo šeimos gerovės padaryti. Tai tiesiog gavęs dovanų pradėjau vartoti būtent testorevalį. Ir nors jisai yra susijęs ir su libido, ir su visais, su vyriškos energijos, su lytinės energijos klausimais, man jis padėjo visokiojopai kaip vyrui tiesiog per gyvenimą eiti su didesnė energija ir kelti su stipresnė motyvacija. Ką pats, Pauliau, patartum vyram, kaip jie turėtų pasirūpinti patys savimi? Man asmeniškai padeda tiesiog laikas savo, kažkoks hobis, kažkoks poilsis ir žinoma nebijojimas pasakyti savo, kad reikia pailsėti, nes mūsų nuolatinis judėjimas į priekį ir stiprybė kartais priveda prie stabdžių. Ir visiško išsekimo. Taip.